Kodėl mes stabdome save būti laimingais? Kiek iš mūsų turime vidinių blokų? Manau, kad daugelis iš mūsų juos turime. Kodėl mes neleidžiame savo turėti to, ko mes norime? Mes žinome, ko mes norim, bet nesuvokėme, kodėl mes to neturime. Tai yra mūsų vidiniai blokai. Pakalbėkime apie juos. Pirmas blokas – maža savivertė savo. Mes matome aplinkoje, medijoje daug sėkmingų, turtingų, populiarių, laimingų žmonių. Svajojame būti kaip ir jie ir turėti visą tą gėrį, ką turi jie. Sekantis žingsnis – mes pradedame į juos lygiuotis. Mums lygiuotis nereikia, mes visi be išimties gimėme individualiais. Absoliučiai neegzistuoja žmogaus tokio kaip tu ar aš. Tai yra nuostabiausia duota teisė kiekvienam gimusiam. Mes visi be išimties turime savo talentus, originalumą. Pakalbėkime apie priežastis, kodėl nejaučiame savo asmeninio individualumo, originalumo. Tai yra ko gero didžiausia priežastis. Pamiršome save mylėti. Būdami kūdikiais, mažais vaikais, mes save mylėjome besąlygišką meilę. Pažiūrėkime į mažus vaikus. Jie myli save, jie myli kiekvieną pirštuką, visą savo kūnelį. Jie su meile žaidžia, bandydami pasiekti savo pėdutės. Jie nesako, o, mano kojytės per storos. Jie absoliučiai neturi kritikos savo. Jie myli save besąlygišką meilę. Kas nutiko, kai pradėjome augti? Pradėjome klausyti aplinkos, jog mes nesame pakankamai geri, jog nemokame teisingai elgtis, jog mes esame neverti to ar ano ir mes tai priėmėme kaip tiesą. Bet pagal kieno standartus mes turime gyventi? Manau, tik pagal savo. Kai buvome vaikais, mes priėmėm aplinkos tiesą ir pradėjom tikėti tą tiesą ir elgtis taip. Bet tiesa yra tik tai mūsų tiesa. Bet dabar mes esame suaugę ir savarankiškai priimame savo tiesą ir tik tai savo tiesą. Pakalbėkime apie savivertę. Savivertė yra besąlygiška meilė savo. Mylėti save ir visapusiškai priimti save toks, koks aš esu, yra didžiausia mūsų dovana. Aš nekalbu apie egoizmą, pasipūtimą. Tai nėra meilė savo. Tai yra baimės, kurių dėka užsidedame kaukes, bandydami besąlygiškai įtikti žmonėms. Besąlygiškai mylėti yra didžiausia duota dovana pagal mūsų gimimo teisę. Pagalvokime apie tai. Kiekvienas žmogus esantis mūsų gyvenime ar aplinkoje mūsų gyvenime gali mus palikti, betgi mes savęs niekados nepaliksime. Dėl tos priežasties ir norime padaryti gražiausiais santykiais, kokius esam turėję. Meilė savo. Pereikime prie kitos temos. Kodėl stabdome save būti laimingais ir turėti visą tai, ko mes norim, neleidžiam savo? Ko gero priežastis yra to, jog mes galvojame, jog mes neverti to. Viena iš didžiausių jėgų, kuri padeda patenkinti visus mūsų norus, yra svajonės. Daugelis iš mūsų esame girdėję posakį: svajok ir svajonės materializuojasi. Turbūt daugelis iš jūsų pasakys: oi, aš svajojau, bet svajonės nesipildo. Bet kaip svajonės gali išsipildyti, jei iš karto uždedame negatyvumo bloką? Svajonės pildosi tik sveikoje, pozityvioje aplinkoje. Aptarkime, kaip vyksta svajonių išsipildymo procesas. Užsirašykime savo svajonės ir kasdieną jas perskaitykime sau.
Taip į pasąmonę pasodinsime sėklą, jog mes to verti ir jog mūsų svajonės išsipildys. Pagalvokime taip, ar pasodinus sėklą į žemę, rytoj jau galėsime skinti pomidorus. Visų pirma, reikia sėklą pasodinti į derlingą žemę, vėliau palaistyti, tuomet išaugs stiebelis, vėliau augalas pražys ir galutiname etape pradės brandinti vaisius. Kaip pagreitinti svajonių įgyvendinimo procesą? Kaip ir kalbėjau anksčiau, būtina leisti save mylėti. Iš pradžių nebus lengva, bet ilgainiui su praktika taip pat taps mūsų tiesa. Nuostabus įrankis yra užsirašyti frazę "Aš myliu save ir besąlygiškai priimu save, koks aš esu". Šią frazę skaitykite tiek kartų dienoje, kiek yra įmanoma. Nuostabu. Jei šią frazę perskaitysite žiūrėdami į savo akis, tokiu būdu šią informaciją priims mūsų pasąmonė greičiau. Būkime švelnūs sau ir kantrūs sau. Nuoširdžiai ačiū už jūsų dėmesį. Iki greito pasimatymo.